Už manęs Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Čia kuriama ateitis. Norite pamatyti kokia ji? Jau nuo senų laikų sakoma, kad akys sielos veidrodis. Senovės Romoje stebėdami akis išsiaiškindavo išdavikus, dėrėdavosi prekiaudami. Tūkstančius metų kauptą patirtį apie mūsų akis nutarė išnaudoti Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai. Tam labai tinka studentų egzaminavimas, kad mes jau darom 4 metus. Tai pavyzdžiui, jeigu studentas pamato klausimą, kuris yra jiems visiškai aiškus, tai akis dažniausiai nesikeičia, tai reiškia, kad jis tikrai 10 gaus. Jeigu akies vyzdys išsiplečia ir stipriai išsiplečia, tai reiškia, kad jis tą klausimą pirmą kartą mato, tai didžiausia tikimybė, kad 0 gaus arba netoli to. Ir kaip ir visas kūnas, kaip ir balsas ir akis, didėjant nerviniai įtampai, visą laiką įvyksta pokyčiai. Ši technologija, kai matuojant vyzdžio plotą ir taikant sudėtingus skaičiavimus nustatomos žmogaus emocijos, gana nauja. Mat šie tyrimai tapo įmanomi tik atsiradus aukštos kokybės vaizdo kameroms ir galingiems kompiuteriams. Mums labai svarbu, kad tas kreivės brėžimas arba ploto skaičiavimas būtų būtent realiam laike. Tai yra žmogus galėtų būti įvertinamas tuo pačiu laiko momentu, kaip jisai ir reaguoja į tą dirgiklį. Žmogaus akise gali perskaityti ne tik emocijas, bet ir sužinoti jo tapatybę. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai biometrijos srityje dirba su partneriais iš įvairių šalių. Mes siekime vokiečių ir amerikiečių pavyzdžių, kad biometrijos pagrindo atsiskaitimai vyktų parduotuvėse, medicinos įstaigose, paslaugų srityje. Paslaugos yra ir sportas, ir bilietai, ir praėjimo kontrolės. Ne tik oro uostuose, bet ir į koncertą ar tiesiog į kiną. Tačiau ne tik akys išduoda, kaip jaučiamės, kada bijome ar nervinamės. Dėmesio, iki testavimo pabaigos liko 3 minutės. Dar viena žmogaus atpažinimo priemonė – balsas. Mūsų sritis yra gana nauja pasaulyje, net pažinimo, o yra kita. Nustatyti, ar žmogus ar linksmas, ar liūdnas, ar jis daug žinių turi, ar viską išmoko, ar didelis pasistresas, ar mažas stresas, o taip pat ir pažiūrėti, koks pasi yra darbo našumas. Žmogaus kūnas paprastai virpa 8–9 Hz dažniu. Kuo didesnis stresas, tuo virpėjimo dažnis didesnis. Jis gali pasiekti ir 12 Hz. 55% Europos gyventojų miršta nuo infarkto, nuo insulto, nuo kraujagyslių ligų. Jiems ypatinga įtaka turi stresas. Tai pas mūsų sukurta sistema, kuri leidžia nustatyti žmogaus streso arba pykčio lygį. Atsakius į tam tikrus klausimus, sistema generuoja milijonus galimų geriausių alternatyvų, kokios yra pasaulyje sukurtos, kaip stresą mažinti. Ir remiantis su tomis alternatyvų žmogui pasiūloma konkrečiai vietoj, ką reikia daryti. Panašu, kad Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai yra labai arti to, kas anksčiau atrodė neįmanoma. Išvysti mūsų sielos gelmes, emocijas ir mintis, bei parodyti, kaip jas valdyti.